įmonė gamina medinio karkaso namus, gaminam juos gamykloje su išorės apdaila, vežam į statybvietę, surenkam tos vadinamus skydus, uždedam stogus, po to vykdom jų šiltinimo darbus. Įmonė šitą darbą daro jau 15 metų. Kiekvienais metais pastatom po 60-70 namų ir atrodo, kad šitas būdas statybos populiarėja, ne tik užsieny, bet ir Lietuvoje. Turėjom vieną privatų objektėlį, darėm vieno aukšto su mansarda namą, ganėtinai nemažą, ir vedami pažangesnių technologijų, kad pasiekti geresnį sandarumą namo, geresnį šilumą žmogui, įtikinom klientą, kad jam verta panaudoti Gamo putas. Rezultatą galiu pasakyti, kad 100% pasiteisino, nes mes ir dabar bendraujam su to žmogumi, jau praėjo yra keletas metų. Tai žmogus yra labai patenkintas, nėra nei kažkokių problemų su sandarumu, nei su šiluma. Ir tai rodo, kad buvo labai gerai priimtas sprendimas. Kodėl Gamo putos? Gamo putos, kaip labai svarbus dalykas yra, aš manau, ne tik pati lambda, tas vadinamas šilumos pralaidumas, bet ir labai vienas svarbesnių netgi dalykų yra sandarumas namo. Ir dėl to, kad Gamo putos yra, jau kai jos sukietėja, pasidaro savo pastovioje būsenoje, jos visgi turi daug didesnį paslankumą negu kiti panašaus tipo, sakykime, gaminiai. O namas yra medinis, tai yra, kad ir mikrojudėjimai. Ir jeigu dėl tų mikrojudėjimų atsiranda plyšiai, jeigu per daug kieta medžiaga atsiranda plyšiai, tai namas praranda sandarumą. O tai yra labai svarbus dalykas, nes dar paėmus prieš gal 8-7 metus darydavom tų vadinamų pasyvių namų, bet tada žmonės labiausiai kreipdavo dėmesį į apšiltinimo kiekį. Dabar jau kokie 4-5 metai šitos problemos nebėra, žmonės baigė tos 60-70 cm sienas, nes pamatė, kad tai nėra pagrindinis elementas, kad tam tikras storis apšiltinimo medžiagos yra reikalingas, bet jau kai jo pradeda daugėtis, nebeduoda efektyvumo. O toliau šitą visą efektyvumą duoda namas sandarumas. O su Gamo putom yra lengviausiai išvengti žmogiškųjų klaidų, kur gali įvykti nesandarumas, nes tai yra pučiama, jos visur skverbiasi, jos uždaro visus galimus darbus ir laikui bėgant jos netrūkinėja. Paskutinis mūsų darbas buvo vieno namo palėpės renovacija pas mus Kretingai. Tai buvo ganėtinai sudėtingas darbas, nes tai nebuvo lengvas priėjimas. Reikėjo lyst karštom vasaros dienom į pastogę, sunkus priėjimas, anksčiau ten buvo vata, tai vis tiek tų likučių visko ir, nežinau, vyrai atvažiavo, per vieną dieną viską padarė ir išvažiavo, mums rūpins nereikėjo nieko. Be abejonės, be jokios abejonės galiu puikiausiai rekomenduoti, visiškai ramia širdimi.